džemperis, vienas beprotiškai ilgas, kai noris pasislėpti nuo pasaulio. Buvo kaip ir okei, bet kad ten būtų taip. Į kokį daržą nueiti gal ir okei, bet... Sveiki. Kaip matote, čia pavadinimo šiandien noriu susitvarkyti spintą. Iš tikrųjų, planai buvo truputį kitokie, bet pažiūrėjau pro langą ir realiai šiandien ryto lyjo, švietė saulė, pūtė vėjas, vėl saulė, vėl, žodžiu, daros kažkas, neaišku kas. Tai gerai, kad vakar buvo laiko padirbėti lauke taip stipriai ir darbingai, produktyviai. Tai dabar, žodžiu, susitėmė lovos viską, kas yra drabužiniai. Iš tikrųjų yra kai kurie rūbai jau sutvarkyti, sudėlioti, bet čia labiau apie kabančius ir dar tai, kas buvo neišimta. Tai noriu susitvarkyti, vėlgi susijungiau visas šviesas, įmanomas ir neįmanomas ir vis tiek man atrodo tamsu. Ir, žodžiu, bandysiu susitvarkyti, tai kažką parodysiu, pakomentuosiu, kažką gal ne, nes rūbai tikrai daug. Ir kai kas yra vėlgi, kažkas labiau yra išeiginiai, kažkas tokie labiau darbiniai ir panašiai. Ir tikrai žinau, kad kažką atidėsiu, gal ne iš šitų, gal iš to, kas yra stalčiuose, ko nenešiosiu. Ir jo, nes truputį gal ir skonis keičiasi ir visą kitą. Tai va ir noriu išrašyti, kur išeiginiai tokie jau, kaip sakyti, pasipuošti, kur kasdienai galima užsidėti ir panašiai, nes dabar toks biškiai yra betvarkėlį. Ir jo, bandysiu susitvarkyti ir darom tai kartu. Pirmiausia, šitos 3 suknelės, tiksliau 4, visos yra matytos. Viena iš H&M, šita mėlyna. Aš su ja buvau Prancūzijoje, čia ne išvirkščia, bet buvau Prancūzijoje, jo rodžiau ne kartą, tai nesustosiu. Mane labai graži, tada šitą pirkau berods iš Sheino, ar tai iš Temu, labai nešio, labai faina. Tik jinai man truputėlį pasidarė maža, bet maža todėl, kad man atrodo, kad jie iškalbim kažkokią netokią temperatūrą, nes jinai susitraukia. Čia, arba mano pečiai, nes būtent per pečius, arba mano pečiai nuo sporto taip išdidėjo, kad nepasakyčiau, kad tai gal ir tiesa, nes neatrodo šiaip ant kitų rūbų, kad pečiai išdidėjo būtų. Tai va, ir tada šitą jau matyta ne kartą, aš ją turiu labai seniai, jau net 6 metus, gal kokius daugiau dar. Ir tas mėlynas toksai naminis rūbas, tai aš irgi noriu visus susidėti atskirai, čia irgi yra iš Sheino, bet žiūriu dabar liemens zonoje persisuko šitą gumą. Tai va, tai bandau atsirūšiuoti, atsidėlioti. Kitos 2 suknelės irgi matytos. Šitą pirkta Mamų mugė, šitą nežinau kur, bet iš Lindexo. Aš ją buvau išvežęs į Mamų mugę parduoti, paskui žiūriu, nepardavė ir pasilikau visai fainai man. Tai atidedu jas prie žieminių. Tiesiog sukabinsiu atskirai. Žodžiu, sakau, nėra vietos išrūšiuoti viską. Tai manau, atrinksiu sukneles ir tada išnešiu ir bus galima su kitais dalykais veikti. Šitą suknelę mano klasikiniai išeigai, realiai aš ją buvau vieną kartą užsidėjusi. Nebuvo daugiau progos, bet aš ją noriu tiesiog pasilikti. Dar kitą krūvą pradėsiu. Čia mano irgi išeiginė suknelė, kuria buvusi labai daug kartų, žalia, su tokia apačia kvarpatkom, pirkta iš Vintedo. Irgi neįlieka prie išeiginių bus krūvelė. Čia tas šviežiausias, kur matėte, iš Temu pirktos. Šitą aš pasiliksiu dabar, kad galėčiau trumpai prisiūti bent jau iki čia. Kad galėčiau nešioti ramiai, nes iš tikrųjų, kaip sakiau, jeigu gauna vėjo, tai gaunas taip, kad ten atsidaro viskas, kas įmanoma ir kas neįmanoma. Šitą žalia, dar jos nebuvau užsidėjusi. Nešiu kabinti, prie vasarinių. Žodžiu, pas mane miegamasis dabar yra kaip čia, rūbų parduotuvė. Ir aš atsinešiu arbatos, nes nuo tokio oro tik arbatą ir gert. Ir dar su manim, jeigu matot, sėdi Sabrina. Sabrinai labai patinka miegoti mūsų lovos. Žiauriai patinka. Kadangi dabar nedasibraunu iki kitų rūbų, tai grįšiu susirūšiavusi. O šitas jau išnešiu rūbus, kuriuos parodžiu. Bandžiau pasitvarkyti, padėlioti. Tai vienas radau maišę suknelę, kurią neprisimenu, kur pirkau gal Vinted, neįsivaizduoju kur. Štai tokia suknelė, net nežinau, iš kur jinai čia ir čia. Kur etiketė, ką tai buvo dingo. Nukirpta etiketė. Tai va, tokia bordinė suknelė. Užsidėsiu pasižiūrėti, kaip jinai man atrodo, nes tikrai net neprisimenu, iš kur jinai. Kitos suknelės yra pirktos iš second hando.
man patinka su tokiais visokiais užmetimais, kvarbatkam ir panašiai. Tai šitą, manau, tikrai nešiosiu, gal net ir atostogas pasimsiu, ne tokia. Ir kita, man atrodo, irgi gal Humanai pirku ar kur. Tai tokia juoda ilga, ją galima nešioti, juoda su rudu, galima nešioti su dirželiu, čia net ir buvo dirželis, tik tai aš kažkodėl įsivaizduoju, kad čia turėtų būti auksinis diržas, kažkoks su neva toksai va. Tai va, tai čia prie vasarinių. Šitą iš principo irgi galima vėsesnių oro galima užsidėti. Tai va, šitie. Tada ta suknelė, kurie buvo planų, ir yra planų iš tikrųjų, bet esmė, kad orai neleidžia ją pasipuošti. Tai tikiuosi, kad, vis tiek aš ją panešiuosi, nes man šiaip žiauriai patinka, žiauriai gražiai atrodo ir elegantiškai, bet, kaip sakiau, orai koreguoja. Ir aš ją dėsiu prie šventinio. Kol aš žinginėjau kamerą, čia žinau, lovas viskas, Sabrina padėjai. Sabrina nusprendė, kad nėra čia ko į man padėnėti ir pabėgo. Žiūriu, man kažkaip atrodo, kad kamera yra krieva, bet ir viską vienodai reguliavau. Ok, tai taip. Tai šita suknelė yra ta iš Baliaus, kur aš rodžiau foto. Iš tikrųjų, čia manau, kad reikia pasitaisyti klaidą, reikia įmesti foto, gal net ir uždėsiu, kaip aš šitą suknelę atrodžiau. Nes sakė Baliui, gavau komentarų, kad Baliui manęs nelabai matėsi ir nuotraukose, ta prasme, ir norėtų pamatyti, kaip aš ten atrodžiau, tai aš įmesiu, kaip aš atrodžiau, iš tikrųjų labai fainas suknelė, labai patiko, labai taip, tokia, žiauriai faina. Tai va, tai su šitą suknelę viskas ok, aš čia manau, kad pasiliksiu ir labai juokingas dalykas. Aš turėjau suknelę tokio tipo, nes aš tokiam vakarėlį esu buvusi prieš kokių tu pasakysiu, kada, Aistis visai mažiliukas buvo prieš daug metų, prieš daugiau nei 10. Taip, kabinsim. Čia reikia išnešti. Ir aš turėjau, tada buvo jau su šitą suknelę, ten dar buvo viršinės raudonas, kuris irgi radau. Ir prieš tą Balių, aš labai ieškojau šitos suknelės, ir galvoju, bus bent Evitai ir kažkam, niekaip neradau. Ir tada, visai nesiniai bežiūrint vasarinius rūbus, man ir atsirado. Tai ar ją verta laikyti pakabintą, tai tikrai ne. Užima vietą, vėl dėsiu į dėžę. Galvoju, ir tą gal padėsiu, iš tikrųjų, nes tai tikrai ne tie dalykai, kuriuos nešiuosi kiekvieną dieną. Pagulės dar šiek tiek, gal tada iškeliaus ar ne. Taip, tada turiu dar tokią suknelę, kuri, nežinau, aš ją dar pasimatuosiu ir pažiūrėsiu, ar jinai man patinka ar ne. Nes jinai kaip ir ok, žiūrint va taip, man jinai labai patinka, viskas gerai. Bet užsidėjus, kažkas ne ok. Kaip supratot, aš mėgstu visokias mergas, taškuotas ir visokiam kvarbatkom. Ką, žodžiu, aš galiu būti romantiška kaip nori, galiu būti ir rockerė, ir dar kas tik nori, tu prasme, ir griežčiau, ir švelniau apsirengti, bet man suknelės patinka. Tai šitą dedu prie tų, kur reikia pasimatuoti, nes manau, čia tapkės jeigu ką. Nes kažkaip aš prisimenu, kad ne man keistai atrodė. Ir prie suknelio kažkodėl atsidūrė chalatas, kurį reikia atskirai padėti. Ir turiu suknelę vieną ir kažkur čia krūvoje neištraukiau kitą, kurį pirkau kažkada mamų mugėje. Tik man kas labai keista, kad čia yra ir yra. Tai čia yra naminės suknelės. Aš buvau su jom išėjus į miestą, bet nepatinka man, kaip jos mieste atrodo, man tokios labiau po namus. Taip, išsilyginsiu ir turėsiu naminę. Tokią turiu ir žalį. Tai ten mano naminės. Einu išnešiu šitus ir tada bandysiu gal pasimatuoti tas suknelės. Radau va tą suknelę, kur sakiau kitą. Su šitos. Tai čia viskas ok. Iš tikrųjų, nežinau, aš sakiau, nebesakiau. Anos pradėjo trukinėti kažkas ten susiūta viršuje. Ir nebesilaiko, tai pažiūrėsiu, ar įmanoma ten nešiot kažką, ne. Šitą pasiliksiu irgi kaip naminė. Tada dar viena naminė suknelė. Nenusiburbuliavusi tokia, gal pabandysiu nurinkti, čia yra kažkada seniai iš Lidlo pirkta. Oi, tokia ilga, kažkur man atrodo šonė su praskip.
paprasta. Iš tikrųjų, kas man joje labiausiai nepatinka, tai spalva. Nekenčiu tokios spalvos su vadinamu pilku melandžinio rūbu. Šiaip viskas jau būtų okei. Nu, ir labai trikdotis tą kišenėlę ant krūtinės. Tai va, bet šiaip tai, sakau, namie kartais užsidėti viskas ok. Taip, dar vieną suknelę liko. Šitą suknelę, čia man atrodo pirkta, šitą suknelę man atrodo išeino pirkta. Reikia pasimatuoti, kaip jinai man atrodo, nes man šiaip mėlyna patinka, bet neprisimenu, kaip atrodo ir pažiūrėti, ar nekeliaus prie naminio, ar prie išeiginimo. Ir tada sijonai ir pirmas sijonas, kuris man žiauriai patinka, man patinka žydra spalva. Bet yra problema su šitą sijoną tokia, kad jisai labai lengvai hop ir žodžiu atsidengia. Ir aš manau, kad aš pati savaime nesugebėsiu gražiai nusiūti, kad bent kiek prisilaikytų. Tai nešiu į siuvyklą, kad man prisiūtų, kad galėčiau nešioti. Nes aš vis pamiršus užsidedu ir jau kelis kartus buvo tokie nemalonus dalykėliai, kai atsisėdė ir ten viskas va tai va. Taip, ir turiu dar 3 čia sijonus ir dar kitur, bet čia būtent iš tų pakabinamų. Tai labiau jie su tokie žieminiai tamsus ir taip toliau. Tai vienas yra toksai asimetriška apačia. Aš jį pirkau šokiams, bet ir kažkur pasipuošti jau teko, tai visai neblogai. Šitas odinis iš rezervat, ne odinis, o odos imitacijos iš rezervat, tik aš biškį prisiliečiau, pagadinau jį. Kai žiūri iš arti, tai matai, nes lyginau lygintuvo palaidinę užsidėjusi su juo ir kažkaip rūkštelėjau ir nuspalvinau, bet žodžiu pagadinau. Čia mano mylimas. Tada čia yra klostuotas, kurį pasimatuosiu, nežinau, ar aš jį nešiosiu. Ir va dėl šito dviejojo raštas gražus, bet irgi nepatinka. Tai pasilieku pasimatavimui, nes, nežinau, kažkaip jie pastaruoju metu aš juos užsidedu, pasižiūriu ir padedu atgal. Tai va, šitie tai tikrai lieka. Taip, gerai, kas yra nedidelio ir ką galiu išnešti. Tai turiu 2 liemenės, tai yra juoda liemenė ir šita. Šitą turiu metai laiko, taip ir niekartų neužsidėjau, bet aš tikiuosi, kad ateis ta diena. Ir matau, kad išpurvinau kažko apykaklę. Tai va, šiaip labai gražiai viskas tvarkoja. Gal net į darbą, kurį dieną užsimėsiu. Šiaip idėja. Prie tamsių kelnių. Aišku, tamsios kelnės žitra, bet ne, manau, ir prie tamsių turėtų tikti. Tai va, gal užsimėsiu. Ir įsivaizduojant baltos maikutės, kodėlgi ne. Tik mano balta maikutė, kažkas jai nutiko. Ir ant skaltos atsirado geltonas blynas. Nežinau iš kur, nes skalbiant jinai buvo tiesiog tokie praskalbimai. Tai ar ten kas nurenkant rūbus, ar jinai nukrito kažkur, nežinau. Tai va, ir man ką tik užplyšo nagas. Kaip matot, atsirado saulė, bet įdomus kontrastas, nes yra saulė ir yra juodas debesys. Tai man atrodo, čia saulė pasislėpti liko, nežinau, minutė. Taip, o mes važiuojam toliau prie šitos keistos spalvos. Turiu tokią labai seną savo džinsinę striukę, ne striukę, o džinsinį švarkelį. Man jisai patinka, viskas sakys, ir aš next. Vienintelis turbūt yra apykaklė, šita tokia jau nusidėvėjusi, bet jinai švari, viskas tvarkoja, tik tai galvoju, ar mane trikdo ar ne, ir kaip man tai atrodo. Laikrodis kliuvo. Pastoviai aš užkliudau laikrodį ir sutraukau apyrankę dėdamas. Tai va, šiaip viskas gerai užsimest, nes aš turiu tokią oversizinę. O šitą man viskas kaip ir ok. Keistas džinsas, bet manau tikrai dar nešiosiu. Išsilyginsiu ir nešiosiu. Tai va, tai reikia dėti gal prie švarkelių, bet prie švarkelių tų, kuriuos reikės dar kažką su jais daryti. Nes čia jinai nelyginta, todėl kad ištraukta tik iš maišo. Kitas švarkas, kuris čia man makaluojant nukrito nuo pakabos. Man labai graži apykaklė, jo tokia nestandartinė, neklasikinė. Labai gražiai atrodo. Tai jis aišku lieka. Ir man atrodo, aš čia dar porą švarkelių turėčiau turėti. Jo, dabar pamačiau. Šį buvau užsidėjusi į Vitos išleistuvės ir turiu dėmelę. Reikės jį pavalyti. Jie neteks nešti į valyklą. Aš jį turiu irgi labai seniai, bet toks
ramios, purvinos rožės spalvos, bet žinau, kad dabar tos rankovės elio pakeltos nemadinga, bet man gražu, man patinka, atrodo tvarkingai ir viskas sau. Tai prasidedu irgi prie tų, kur kažkokio dėmesio dar reikia skirti. Dar vieno švarkelio kažkodėl nematau. Nežinau, kur aš jį pakabinau. Ok. Viršutinės dalys, kardiganai ir taip toliau. Tai megztinis toksai, kurį irgi turiu labai seniai. Aš būtent vasarą mėgstu irgi ilgus megztinius užsimesti, tokius jaukius. Tai irgi turiu seniai, jis aišku lieka. Tada čia toksai labiau vėsesniam orui, sakykim, šiaip žiemą nešioju, bet vėsesniam orui su tokiom įdomiom rankovėm lieka. Dėl šito, iš tikrųjų, aš gavau labai daug komplimentų, kad jis man gražiai atrodo, bet realiai būtent tada, kai video kažkurį kėliau. Bet realiai jis tai yra megztinis, gražių raštų, viskas tvarkoja, bet realiai jisai tai yra megztinis. Ir aš buvau vienam renginį, ganėtinai oficialiame, čia buvo gal mano klaida, kad nesidėjau galvoju dar dėti švarkelį, bet galvoju, ai čia, ta prasme, čia toks. Nėra jis toks oficialus, kaip pamačiau, kai žmonės jau apsirengę, tai supratau, kad aš pro šalį. Aišku, vyrai ten kai kurie buvo su kostiumais, kai kurie su megztinis, kai kurie su maikutėm ir kostiuminis švarkas. Bet aš buvau su juodom plačiom kelnėm ir buvau su šitu, žodžiu, atrodė blogai. Tai, nežinau, aš uždėsiu jį dar pasimatuoti ir žiūrėsiu, kaip aš jaučiuosi jame, nes iki tol aš jaučiuosi bele kaip graži, bet kai gavau nuotraukos iš to renginio, supratau, kad nepatinka man, kaip aš atrodau su juo. Tada yra toksai megztinis, kuris kažkaip keistai pakabintas, čia yra irgi rudas, bet čia iš Vila. Man iš tikrųjų rezervet Vila turbūt yra daugiausia rūbų iš viso. Tai va, toksai užmestukas, trumpas, kartais irgi visai gerai, mėgstu, nešioju ir žiemą ir vasarą, tai jau toks visai fainai. Kadangi mano dažniausia franga yra kelnės kažkokios, tai būna palaidinė, trumpom rankom, ilgom ir toks daiktas. Taip, tada turime du džemperius, vienas beprotiškai ilgas, kai noris pasislėpti nuo pasaulio, kitas toksai žalias mano mylimas, bet jam reikia nurinkti jau nusiburbuliavimus, bet abudu lieka. Tai aš vėl tada išsinešu ir sugrįžtu. Taip, sekanti krūvelė yra marškiniai įvairūs. Tai vienas čia vasariniai, mano, kurios reikia išlyginti, jie labai gerai, kaip pavyzdžiui, yra šortas, tai tarkim, maudymukas, užsimeti šortus ir kažkur ten lengvai užsimesti, eiti ir taip toliau. Tai aišku lieka, tik reikia išsilyginti, tai dedu į šoną. Tada šitą palaidinę lieka, tai yra vienintelė balta pluošinė palaidinė, kurią aš kartais užsidedu. Turiu dar, parodysiu kiek dar, šitą lieka tikrai. Jis turi tokį blizgutį ir tokia, aš manau, poliesteris yra, bet jau man atrodo ne kartą nukirpta etiketė. Tai viskas su jie yra ok, bet aš turiu dar 3 palaidinės baltas, kurių šitą, man atrodo, nešiau paskutinį kartą prieš 4 metus. Šitą neprisimenu, kada čia yra iš H&M. Tai šitą 100% iškeliauja, nebent pasiūlysiu Brigitai, jeigu jinai įlys. Jei kartais reikia, kažkaip aš išliai kreivai rodo, bet, žodžiu, man jos tikrai nereikia. Šitą, manau, irgi paleisiu, nes, jinai čia yra, man atrodo, su lino mišiniu. Čia lindeksas yra. Čia netgi emas. Ok, kaip aš įlyzdavau į emą. Taip. Taip, nematau sudėties. Jo, 55% lino. Tai va, manau, kad irgi paleisiu šį gyvenimą, nes, kam kapo spintoje aš nenaudoju. Šitas iš tikrųjų man patinka tas siuvinėjimas. Tai ir vasarą irgi užsimesti, dar gal aš jam duodu šansą. Pasidėsiu, kabinu iš. Beje, parašykit komentaruose, ar kai kabinat rūbus, ar pas jūs pakabos yra vienodos, nes man čia sakė kažkas, sakė, pas tai visai ne instagramiškai, aš nesiekiu instagramiškai, aš siekiu, kad tiesiog būtų rūbai kabėti, man labiau patinka kabantys rūbai negu sudėti, bet, ne visus galiu sukabinti, tai pas mane pakabų yra iš kažkur, net nežinau, iš kurios atsiradę, gal perkant kažką, ar kaip tų tokių parduotuvinių, kaip sakant,
bet yra ir pirktų, ir medinių, ir kažkokių paveldėtų ir panašiai. Taip, tada kitas dalykas yra rūbai, o aš kartą parodysiu kelis. Rūbai, kurie tapo man per dideli. Nežinau, ką su to daryti. Nes aš mylėjau tiek šitą labai raudoną. Čia yra nukirpta, bet žodžiu, jis man per didelis. Šitas irgi per didelis, nors čia, žodžiu, šitą tai viskas ok. Šitą galima nešioti užsimetus irgi, kaip sakant, aš, pavyzdžiui, po bokso užsimetu ant maikutės ir panašiai. O šitas yra stipriai per didelis ir kad ir kaip aš jį mylėčiau, aš manau, kad aš jį dar pasilieku, dar kažkaip gal pritaikysiu, nes jeigu sukišti į kelnes, tai viskas ok. Bet jis yra ilgas ir turbūt gaunas ten guzai, sakykime, ant liemens. Bet jeigu palikti palaidą, tai negerai atrodo. Tai sakau, pasilieku kol kas, šitą nešioju su raudonu. Gaila man dar juos paleisti, tu prasme, man jie visi didoki, tai sakau, šitą pritaikymą radau. O kitie du... gaila dar, bet aš manau, kad čia laiko klausimas. Taip, tada dalykas, kurį irgi labai mėgstu, tik tai aš kažkada įplėšiau čia, taip ir nesusivau, nežinau, gal net neprisimenu kada. Tai tada prie tų rūbų, kuriems reikia skirti dėmesio. Tai yra iš Primarko pirkta palaidinė ir aš ją turiu, nežinau, 10 metų tikrai. Jo, jau daugiau kaip 10 metų. Ir aš ją nuolat nešioju, tai kartais net ir Primarko rūbai yra nesunešiojami. Ok, dar turim juodą palaidinę tokią, kurią nešioju tik ekstra progom, net ne progom. Tai turiu labai panašią ir žalę, tam jisai padėta kažkur. Štai lieka, nes kartais, kad ir kaip nesinorėtų, bet reikia. Ir juodos palaidinės. Ir liko kelios, kurios parneštos išskalbtos, tai mano šita. Man labai patinka tos rankovės, vėlgi, nežinau, madinga, nemadinga, nelabai man iš tikrųjų tas rūpi, man svarbu, kaip aš jaučiuosi. Ir jo, tai buvau Bamantovo koncerte su ja. Ir reikia pakabinti tą progą, tačiau man visą pamada nenuvirs. O į Bamantovo koncertą norėjau eiti su šita palaidinė, bet labai įdomus dalykas. Aš ją buvau pakabinus į spintą. Ir kai išsitraukiau, užsidėti, ant jos buvo didžiulė dėmė. Tai sakau, manęs kažkas nešioja. Ir dėmės nebėra, ačiū Dievui. Be manęs panašu kažkas nenešioja. Bet čia tokia prie puošnesnių, nes kiekvieną dieną tikrai nepanešiosiu. Bet man žiauriai patinka spalva. Ir mano manimu, man jinai ir tinka labai. Lekiam toliau. Taip, kitas dalykas yra irgi matyta palaidinė, kuri yra pas mane neseniai, bet jinai iškeliaus kodėl. Todėl, kad su ja viskas yra kaip ir ok, bet jinai yra trumpa ir pakėlus ranką labai atsidengia per daug. Vienintelis variantas nešioti su labai aukšto liemens džinsais. Bet aš tokius tik tai vienus turiu, tai nežinau, bet keliauja tikėtina, kad į krūvelę, kur gal iškeliaus. Kitas dalykas, kuris irgi išskalbtas reikia išlyginti, tai man labai patiko ta Žrezervedo palaidinė. Marškiniai, palaidinė. Reikia išlyginti, aišku, lieka. Tai ta lyginimo krūvelė. Tada, mano taktis labai gerus gaštus leidžia čia. Kiti marškiniai irgi mano neseniai rodyti yra iš Temu, su tom su kaspinėliais. Tai aišku, lieka. Ir jo. Dar čia tokie, kai aš sakau, heloviniai marškiniai. Aš su jais buvau per Helovino baidyklę, bet pirkau iš tikrųjų ne dėl to, tokie rudeniški, tai jie aišku lieka, fainai, viskas gerai. Ir man atrodo, jeigu iš marškinių būtų tiek, tai vėlgi išsinešiu ir sugrįšiu. Ką liko visai nedaug. Susirūšiavau vienas dalykas kelnes, kuris reikia matuotis, nes nebuvau užsidėjusi 100 metų. Jis labai seniai pas mane kaip ir klasika, bet aš jų nerandu kur pritaikyti. Tada kepurė, kurią pirkau pernai, kai važiavome į Kretą, bet, nežinau, man nekeistai atrodo, tokia, aš nesakysiu kaip, bet mano manimu man neatrodo blogai. Į kokį daržą nueiti gal yra kaip, bet šiaip, žodžiu, nežinau. Tai duosiu ar vaikam, ar kažkam, gal kažkam patiks. Taip, tada iš naminių šortai, paprasti, tik aš pernai juos išdažavau. Bet kieme į daržą labai vis tiek tiks.
Tada aš supratau, kad be tų 2 šortų, kuriuos nusipirkau, turiu tik vienus, tai yra šitus. Pirkti kažkada seniai iš Decathlano. Irgi pasimatuosiu, pažiūrėsiu, kaip jie dabar man atrodo. Tai va, bet manau, kad lieka. Žodžiu, į krūvelę, kur reikia matuotis. Tada radau vieną palaidinę, net nesuprantu, iš kur ne pas mane atsirado, nes aš toks jausmas, kad jos nemačiusi esu. Tai irgi pasimatuosiu. Taip. Tada turiu kombinezoną, kuris pas mane buvo pirktas irgi iš rezervo atostogoms. Ir atostogose nešiotas ir nešiotas, kai buvo šventė hipių. Labai tiko, viskas okei, tai lieka. Nežinau, aš turbūt nekabinsiu jo. Čia dar vienus marškinius neparodžiau, pirmai irgi tokie užsimetimai dideli, oversize su įkirptais kraštais. Tai dėsiu prie tų, kur išlyginti reikia. Tada pernai ruošiausi, štai, kokią aš ten šventę ruošiausi. Garden Style konferencija ir apsipaišiau šitą palaidinę, bet neužlyginau, tai eisiu, čia tekstilės kažko ištie yra, tai eisiu užlyginti ir išskalbti, kad išsiskalbtų ten, kur yra, kur neturi likti dažo. Taip, tada, žodžiu, aš tokių kraunu į krūvelę, kur reikia kažką pataisyti, palyginti ir panašiai. Čia šitą, man atrodo, irgi rodžiau kažkada, viskas gerai su jie yra, tik tai reikia patrumpinti, man atrodo, aš netrumpinau dar šleikučių, nes labai daug visko atsidengia. Tai čia prie taisytinų. Šitą mano numylėta ir aš kaip tik dėliuosi, iš tikrųjų visas šitas scenarijus šiandienos ir prasidėjo, todėl kad aš ją labai mėgstu ir nešiojau kelis metus, tik jinai nusiburbuliavo. Tai eisiu nurinkti irgi dedu prie tų, kur reikia dėmesio. Tik aš dabar gal aš nepakroviau savo pūkų rinkiklio. Taip, tada kažkurios iš mano prenumeratorių palaidinė, kurie atsiduri pas mane. Tai yra tokia iš Espirito, iš Mojito. Reikia irgi ją pasimatuoti, kaip man jinai dabar atrodo. Aš tikrųjų ją mylėjau, bet, kaip sakau, figūra keičiasi ir kai kurie dalykai atrodo tiesiog kitaip. Čia tokie 2 dalykai užmestukai atostogoms prie jūros. Aš šiemet manau, kad prie jūros nepateksiu, pateksiu tik tai prie ežerų, tai nežinau. Lieka aišku jie, bet tiesiog nežinau, šiemet bus panaudoti. Tada šitą palaidinę norėčiau pasimatuoti. Jinai vėlgi atostoginė grinai, niekur kitur aš jos nenešioju. Bet reikia pažiūrėti, kaip jinai man atrodo. Šitą irgi norėčiau pasimatuoti. Čia yra be petnešėlių. Bet čia reikia liemenėlės būtent tos, kuri viską laiko, kad turi laikyti. Ir kadangi šiek tiek persišveičia, tai tiksliau nepersišveičia, matosi tekstūra. Tai reikia, kad nebūtų kokia nors mezginiuota ir panašiai. Krūvelė matavimais alkoho. Tada turiu tokią fainą čia iš FNF, tai čia man atrodo Tesco prekinio ženklo tokią palaidinę, kuri gali būti tiesiog normaliai ant pečių, va tai va, arba nusismukti. Tai aišku lieka. Taip, tada čia yra rankinė. Nežinau, kur aš ją pirkau, bet tokia irgi atostoginė. Tai kai važiuosim atostogaut, manau pasiimsiu, visai patogu, nes tikrai talpi ir kai važiavom kažkur aš ją vežiau. Neprisimenu kur. Ir dar per visą šitą mano reikalą liko neparodyti 2 megztiniai, tai vienas toks, kitas toks. Abu yra iš... Šitas yra iš VE, o šitas iš Vila. Ir su Vila yra toks įdomus dalykas, kad jis man labai stipriai susitraukė ir net noriu pažiūrėti, kokia čia yra sudėtis. Viskozė, poliesteris ir nailonas. Vienas dalykas labai nusiburbuliavo, kitas dalykas labai susitraukė ir nežinau, ką daryti. Burbuliavimą aš aišku nurinksiu, nes va, pažiūrėkit, koks priekis jau pasidarė ir jisai pirkta šiemet, o nes megztinis jau pernai. Va. Nežinau, kaip matosi. Bandysiu nuburbuliuoti ir pasilikti, nes spalva man žiauriai patinka, modelis patinka, bet jis man pasidarė per trumpą šiek tiek. Tai va ir viskas, eisiu susidėlioti, bet eisiu dar ir pasimatuoti ir galvoju, gal net kažką, ką matuotis reikia, gal net jums parodysiu, kaip sakant. Vėl saulė išlindo ir vėl šešėliai krenta kaip nori iš tikrųjų, jo. O, kaip fainai.
Nors dabar pro langą pažiūrėjęs, atrodo, kad lietus nei buvo, nei ką, nes dangus žydras, aišku, debesėlių yra, bet toks gražus, fainas, viskas tvarkoj. Bet, jo. Gerai, einu pasimatuoti ir pargrįšiu. Taip, tai pas mane palaidinė ta įstriža kažkokia ir šortai, viskas gerai. Ir čia labai rodiklis, kad aš pernai vasarą vos juos, net ne pernai, už pernai vasarą, prieš pradėdamas sportus, vos įlindau, pernai vasarą, man atrodo, aš jau net nesimatavau. Bet jo, o dabar puikiai. Dar net ir laisvė. Ir dėl palaidinės nežinau. Nežinau. Man nekeista. Šortai, aišku, lieka. Tai va, megztinis atrodo taip. Jeigu žiūrėt viršutinę dalį, viskas joko, kad čia kažkaip keistai. Tai nežinau, aš turbūt jį paleisiu gyvenimo. Taip, ten keliauja, taip jis išeina. Palaidinė atrodo taip. Aš tikiuosi, jie atbulą užsidėjau. Ne. Tai aišku, čia dabar liemenėlė netokia, bet vis tiek. Tai žodžiu, išeina, kelnės lieka. Nes pasirodo puikiai tinka. Dar net vietos yra. Tai viskas good. Panaudosiu tikrai, manau, kažkur. Bet sakau, šis kažkodėl 100 metų nedėvėjau. Gerai, keliam toliau. Palaidinė šitą, manau, kad viskas su jok. Lieka. Aišku, čia kažkaip keistai krenta, nu, bet gal yra okei. Kita yra tokia. Aš manau, šią atostogoms visai pasiliksiu. Visai fainai atrodo, aišku, liemenėlė netokia turi būti, bet visai gražiai atrodo. Man patinka. Tokia. Pajūrio vaibas. Ir aš nešioju su leopardiniu sijonu, tai žodžiu buvo žiūri gerai. Tai vakarą matuotis toliau. Užsidėjau tą sijoną dar. Ir nežinau, aš kai žiūriu į jį, man kaip ir pats sijonas man yra labai gražus, man patinka jausmas su juo visą kitą. Bet man toks jausmas, kad jis turėtų būti ilgesnis, kad gerai atrodytų. Jis labai sunku suderinti. Tai nežinau, dar pasilieku. Vilčiaus kokia geniali idėja, su kuo derinti viršinius, pavyzdžiui, su šitu, man atrodo, nu čia aš tą palaidinę tiesiog užsidėjau. Atrodo labai keistai. Gal kažką pasipūtusio, neįsivaizduoju, dabar greit nešauna į galvą, ką aš galėčiau tokio užsidėti. Tai va, tu užsidėsiu kitą sijoną ir sugrįšiu. Aš suprantu, kad su šitu sijonu yra identiška situacija, nes ilgis praktiškai toks pat. Ir man atrodo keistai. Nežinau. Man norėtųsi jų ir paleisti, bet to pačiu, o gal, žodžiu, nežinau. Dar pagalvosiu, nėra sprendimo galutinio. Šita suknelė atrodo nei gerai. Spalva, tai kad išliemenuoja gražiai ir visą kitą viskas tvarkoja. Bet man padarius taip, aš jau suvaržyta labai. Ir jinai nė karto nedėvėta. Tai viskai gal tikrai mano pečiai paplatėjo. Keista. Nes būtent per pečius atrodo užsidėjau ir iš kartos. Tai nežinau. Ir per liemenį tai labai gražiai suformuoja taliją, kas fainai. Žiūrėk, keistas jausmas. Aš apšvietimui prisijungiau visus kiek įmanoma. Dabar, kai saulė atsirado, tai aš tokioje kažkokioje naktyje. Na, žodžiu, labai keistai. Nu, bet jūs gal ką nors įžiūrėsite. Tai nežinau, kas šitą daryti. Man kaip ir norėtųsi pasilikti, bet tuo pačiu aš suprantu, kad turi būti komfortiška, o čia man nėra komfortiška. Keliauju matuotis dar 2 suknelės. Aš supratau, kodėl aš buvau išfokusuota ar tamsai, todėl kad nuo stoglangio šviesa ir gaudė kažkaip tenai labiau. Tai kita suknelė, bet ta suknelė, kuri man atrodė keistai, ir aš dabar žiūriu ir visgi nesuprantu, kas man yra keistai. Nesuprantu. Gal kad jinai prasideda po krūtinę, gal tas šniurelis šią dėmesį nukreipia, nežinau. Nes margumas man gražus, jinai kaip ir patogi. Gal tas rankovės, gal jis reikėtų kelti į viršų kažkaip, nežinau. Mano manimu, rūbas turi žmogų puošti, žmogus su rūbu turi jaustis gerai. Aš su juo jaučiuosi keistai. Ir jeigu jaučiuosi keistai, tai mano ranka rečiau eina link to rūbų. Tai, nežinau.
Nesuprantu. Jeigu čia diržą kažkokį uždėjus ir atskyrus va toj vietoj, gal ir okei būtų. Nežinau. Taip. Paskutinė suknelė šitų, aš manau, neiškelios, nes vėlgi per pečius, nežinau, ar matosi, bet vos neplyšta. Čia gal net per nugarą, ne per pečius. Nu, taip aš sportuoju, bet, nu, kad ten tiek išplatėtų, ne, nes aš, man atrodo, aš dabar prisimenu, šią lygtą iš Vintedo pirkau. Pirkau dar vieną ir vieną, man tai žiauriai nepatiko, o šitą buvo kaip ir okei, nu, bet kad ten būtų taip. Nu, nežinau, nes tikrai veržia. Šiaip viskas būtų okei. Šitie man nepatinka. Nežinau. Žodžiu, iškeliauja. Ir ta suknelė, kur rodžiu prieš tai, irgi iškeliauja. Tai va, žodžiu, truputį tų rūbų iškeliauja vėlgi. Kelis eisiu sutvarkyti, išlyginti, sudėlioti, sukabinti, pabandysiu viską sutvarkyti ir gal tada sugrįšiu ir pasirodysiu. Sijonus turbūt irgi reikėtų paleisti, kiek galima su jais kankintis iš tikrųjų, nes nu, aš šiaip sijonas dėviu labai retai, bet labiau dažniau suknelės, tu prasme, apskritai nekelnes, vadinkim taip, dėviu labai retai, nes mano toks darbas, kad nenueisi su sijonu ir neįsiu suknelę, tai dedu tik tai laisvalaikį ir pa kažkur ten pasipuošti šventę kokią ir taip toliau. Ir vėlgi ne visada ir ten galima, tai labai ribotai gal, nes aš, kaip matyti, suknelių sijonų turiu daug ir galvoju, gal man tiesiog paleisti, turiu aš tų juodų sijonų iš bėdos ir panašiai, tai jo labiau, kad nei vieno, nei kito seniai neužsidėjau, tai gal paleisti ir dėvėti tai, ką turiu. Tai va. Nes man atrodo, kad man labiausiai tinka būtent midi ilgio tokie žemiau blauzdos, vat būtent tokio ilgio sijonai. Ir suknelės. Tai va. Tai žodžiu, tikiuosi šitas laikas jums neprailgo, aš dar tikiuosi nepamiršti, parodyti kadrus, kaip aš sutvarkiau ir kaip sukabinau viską ir taip toliau. Ir dabar einu kaip tik tą ir daryti. Jo, kaip tik tą einu ir daryti. O šitą, kaip sakiau, keliauju prie išėjimų ir man kas nepatinka, man su jo žiauriai karšta. Aš nesuprantu, ar čia kambaryje karšta, čia iš tikrųjų taip jinai užkaitina.